5 metai be elektros energijos lengvatos. Ar Visagine bus nuosava saulės elektrinė? Jau daugiau nei 5 metus visaginiečiai negauna 10% kompensacijos už elektros energiją. Ši lengvata Ignalinos atominės elektrinės regiono gyventojams, kurį sudarė Visagino savivaldybė, Zarasų ir Ignalinos rajonai, galiojo iki 2020 m. kovo 31 dienos ir buvo skirta sušvelninti pasiekmes susijusias su Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimu. 2020 m. vasarį vietoj kompensacijos energetikos ministerija pasiūlė visaginiečiams patiems tapti elektros gamintojais, tampant saulės elektrinės, kuri turėjo būti pastatyta Visagino savivaldybėje dalininkais. 2020 m. gegužės mėnesyje tuometinė vyriausybė, vadovaujama premjero Sauliaus Skvernelio, skyrė 4 milijonus eurų 10 MW galingumo Visagino saulės elektrinės statybai. Saulės elektrinių parkas buvo planuojamas statyti už orų šalia Ignalinos atominės elektrinės netoli 110 kW skirstomųjų tinklų prijungimo taško. Elektrinės statybos vertė buvo vertinama 8 milijonais eurų, iš kurių 4 milijonai turėjo sudaryti vyriausybės skirtos lėšos, o likusius 4 milijonus savivaldybės biudžeto lėšos ir gyventojų investicijos perkant dalį galingumo. Tvirtinta, kad gyventojai galės įsigyti šias galias pigiau nei perkant iš kitų komercinių saulės elektrinių. Tačiau dėl biurokratinių kliučių savivaldybei nepavyko per metus pasinaudoti skirtais 4 milijonais eurų. Po to atėjo nauja vyriausybė ir pažadėti 4 milijonai išnyko laike ir erdvėje kartu su 10% nuolaida. Nepaisant to, kad Visagino savivaldybė per šiuos 5 metus atliko visas reikalingas pasirengimo procedūras, Visagino saulės elektrinės statybos finansavimo klausimas vis dar neišspręstas. Vasario 11 dieną Visagino mero Erlando Galagūzo iniciatyva įvyko susitikimas su energetikos ministru Žygimantu Vaičiūnu, kuriame vėl buvo keltas Visagino saulės elektrinės ateities klausimas. Labai malonu susitikti su ministru, su kuriuo jau dirbame tam tikrus darbus. Dabar viena vyriausybė kadencija praėjo ir vėl grįžo tas pats ministras, kuris puikiai žino mūsų situaciją. Buvo malonu kalbėti su žmogumi, kuris jau yra įsigilinęs į klausimą. Pirmasis susitikimas buvo tam, kad išsakytume ir paaiškintume, kokioje situacijoje dabar esame. Kalbėjome apie saulės elektrinę, kuriai jau yra skirtas sklypas, išpirkta prijungimo galia ir panašiai. Tad su ministru aptarėme, kad vis tiek sieksime šio tikslo ir ieškosime būdų, kaip statybą įgyvendinti kuo greičiau ir naudingiau miestui, sakė Erlandas Galagūzas. Erlandas Galagūzas priminė, kad savivaldybė jau perėmė valdyti apie 23 hektarų žemės sklypą už Ignalinos atominės elektrinės orų teritorijos. Sumokėjo kompensaciją už krūmokšnių iškirtimą šioje teritorijoje, gavo techninės sąlygas ir apmokėjo leistiną prijungimo galią prie skirstomųjų elektros tinklų. Dėl daugelio priežasčių ir aplinkybių, kurios per šį laikotarpį vyko tiek Lietuvoje, tiek Europoje, statybos buvo išaldytos, tačiau niekas neprarasta. Su Žygimantu Vaičiūnu sutarėme, kad atitinkami specialistai ieškos galimybės gauti finansavimą. Po to grįšime prie detalesnių diskusijų, sakė Erlandas Galagūzas. Reikia pabrėžti, kad kasmet Lietuvoje elektros energijos kainos didėja. Tuo pačiu valstybė skatina gyventojus tapti elektros energijos gamintojais, siūlydama įvairias lengvatinės programas, kompensuojančias saulės modulių, papildomos įrangos bei kaupimo ir saugojimo sistemų diegimo išlaidas. Didžioji dalis Visagino gyventojų gyvena daugiabučiuose namuose ir neturi galimybės įrengti savo saulės modulių, tapti elektros energijos gamintojais ir pasinaudoti teikiamomis lengvatomis. Todėl Visagino saulės elektrinės parko statyba išlieka labai aktuali. Slidinėjimo trasa atnaujinta, tačiau keturratis stovi nenaudojamas garaže. Vasario pradžioje ties pėsčiuoju taku vedančiu į geležinkelio stotį ir atnaujintą slidinėjimo trasos sankirtą atsirado informacinė lentelė, pranešanti apie Snowpower projekto etapo užbaigimą. Šis projektas įgyvendinamas Visagino savivaldybės ir Daugpilio savivaldybės bendradarbiavimo rėmuose, vykdant ilgalaikę tarpvalstybinę Interreg programą žiemos turizmo plėtrai. Tarptautinio projekto Snowpower metu buvo atnaujinta slidinėjimo trasos danga,
Paklotas išlyginamasis asfalto betono sluoksnis, taip pat įsigyta speciali įranga trasos priežiūrai. Tačiau, kaip paaiškėjo, keturatis, kuris buvo nupirktas šiam tikslui, visą žiemą taip ir nebuvo panaudotas. Jis vis dar stovi Visagino aplinkos tvarkymo skyriaus garaže, o trasa lieka be tinkamos priežiūros. Visagino savivaldybės duomenimis, projekto metu buvo atliktas dalies slidinėjimo trasos Festivalio gatvėje remontas. Paklotas išlyginamasis asfaltbetonio sluoksnis iki 4 cm. Slidinėjimo trasa yra Visagino miško masyve, jungia pėsčiųjų dviračių taką nuo geležinkelio stoties iki Kosmoso gatvės su pėsčiųjų dviračių takais už daugiabučių namų Festivalio gatvėje bei Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centru. Darbus atliko uždaroji akcinė bendrovė Melingos keliai, o projekto kaina siekia 118 471 eurą. Be trasos atnaujinimo buvo įsigyta speciali įranga jos priežiūrai, įskaitant keturatį su vikšrais, slidinėjimo trasų priežiūros mechanizmą ir priekabą. Tačiau, nepaisant atliktų darbų ir įsigytos įrangos, keturatis vis dar stovi nenaudojamas garaže, o slidinėjimo trasa lieka be priežiūros. Iš karto po įsigijimo keturatis su visa įranga buvo laikinai saugomas irklavimo bazės patalpose. Kadangi Visagino sporto centro slidinėjimo ir irklavimo treneriai turi didelę patirtį formuojant slidžių vėžes ir prižiūrint trasas. Jie tikėjosi, kad ši įranga bus perduota jų žinion. Tačiau savivaldybė priėmė sprendimą perduoti atsakomybę aplinkos tvarkymo skyriui. Iki šiol nėra pateikta paaiškinimų, kada įranga bus pradėta naudoti. Žinoma tik tai, kad planuojama papildomai apmokyti aplinkos tvarkymo skyriaus darbuotojus, nes keturačiui valdyti reikalinga kita kategorija. Pasak Visagino savivaldybės administracijos, Snowpower tikslas – skatinti žiemos turizmą ir plėtoti Daugpilio ir Visagino pasienio regioną kaip darnią turizmo vietovę. Projekto metu buvo ne tik planuojamas trasos atnaujinimas, bet ir nuolatinė priežiūra. Žiemą sniego valymas ir slidinėjimo vėžių formavimas, o šiltuoju metų laiku takų valymas ir pritaikymas turizmui bei aktyviam poilsiui. Projekto metu iki 2026 metų planuojama parengti vaizdo medžiagą žiemos turizmo populiarinimui, įsigyti 6 poras slidžių ir 6 poras riedslidžių miesto svečiams ir turistams, organizuoti oficialų slidinėjimo trasos atidarymą, sukurti žiemos turizmo maršrutus Visagine ir jo apylinkėse. Planuojami darbai atrodo perspektyvūs, tačiau be tinkamos trasos priežiūros jų įgyvendinimas kelia klausimų. Jei įsigyta specializuota technika nebus naudojama pagal paskirtį, net ir atnaujinta, infrastruktūra gali su laiku sunykti. Projektas Snowpower buvo inicijuotas kaip svarbus žingsnis žiemos turizmo plėtrai Visagine. Jo metu įsigytas keturatis specialiai pritaikytas trasos priežiūrai. Jis turėtų valyti sniegą, formuoti slidžių vėžes ir būti naudojamas ruošiant trasą varžyboms. Tačiau informacijos apie faktinį jo naudojimą trūkumas kelia abejonių dėl projekto įgyvendinimo efektyvumo. Nors trasos remontas baigtas ir įranga įsigyta, jos eksploatavimo klausimas lieka neišspręstas. Kada keturatis bus pradėtas naudoti pagal paskirtį, vis dar neaišku. Jei technika stovės garaže nenaudojama, investuotos lėšos bus iššvaistytos, o žiemos turizmo plėtra Visagine taip ir liks tik popieriuje.